Vilniaus savivaldybei pavaldžiuose Pavilnių ir Verkių regioniniuose parkuose nustačius statybų pažeidimų, kai sudarkoma gamta, užimama valstybei priklausanti žemė, nacionalinė žemės tarnyba ėmėsi tikrinti sklypus šiuose parkuose. Nors iš numatytų 240 sklypų kol kas patikrinta penktadalis, išsiaiškinta, kad daugiau nei pusės jų savininkai valdas yra išplėtę užgrobdami valstybinę žemę. Bene pačios gražiausios Vilniaus vietos Pavilnių ir Verkių regioniniuose parkuose daugėja ir čia namus pasistačiusių gyventojų. Deja, nemažai savininkų savo valdas yra išplėtę valstybinę žemės sąskaitą. Štai Rasų gatvėje, pasak tikrintojų, kone visi gyventojai prisidūrė po lopinėlį, vieni arą kitą, o kai kurie 10 ar daugiau. Prie šio namo sodas, kai kurie statiniai ant valstybės žemės savavališkai gali būti užimta 17 arų. Tačiau žemėtvarkininkams nepavyko patekti į teritoriją ir patikslinti ploto, nors savininkui esą buvo pranešta. Tikrai žino apie tai ir pamatęs mus, greičiausiai jau žinodamas, kad galimai yra padaręs neteisėtą veiką, tai yra užžėmęs valstybinę žemę, neįsileidžia į vidų. Tai tokiu atveju tarnyba dar kartą įspės apie sekantį patikrinimą ir jeigu neįsileis, tokiu atveju jau tas trečias kartas bus kviečiama policija ir su policijos pagalba bandysime patekti. Kitas šios gatvės gyventojas ant valstybės žemės palikęs laikiną statinį tikino negavęs pranešimo apie numatomą patikrinimą. Statybininkai paliko ir nebuvo kaip man patraukti jo. Tai jeigu ten reikės specialaus krano, jį pakelti ir permesti. Tai mes čia, jeigu reikės, tai mes tą padarysim. Net kelių arų nėra, ten kampelis to užimtų. Žemės tarnyba nuo Liepos patikrinusi 50 sklypų Vilniaus Verkių ir Pavilnių parkuose nustatė 27 pažeidimus, daugiausiai neteisėtai užimta valstybės žemė. Pavyzdžiui, Antakalnyje, kur žemės aro rinkos kaina gali siekti 20–30 tūkstančių eurų, stebina godumas. Žolyno gatvėje vieno namo savininkai užėmė net 21 arą valstybės žemės. Lyglaukių gatvėje 17, Filaretų 15 arų. Iki metų pabaigos Vilniaus parkuose numatoma patikrinti 240 sklypų. Mes gaudysim tokius pažeidėjus ir juos bausime. Pradžioje bandysime administracinę tvarką, kad nekiltų didžiulio ažiotažo visuomenė. Vėliau imsimės gal ir griežtesnių sankcijų, jeigu žmonės nepripažins savo klaidų ir nepripažins valstybinės žemės užgrobimo faktų. Pasak tarnybos vadovo, neretai pažeidėjai sumoka palyginti nedidelės baudas ir toliau naudojasi užimta žeme. Už savavališką žemės užėmimą taikomos baudos nuo maždaug 300 iki 600 eurų, o jei po įspėjimo vengiama grąžinti užimtą turtą, baudos dvigubinamos. Žemės ūkio ministrė Seimui pateikė siūlymus kaimo vietovėse baudas didinti 2 kartus, o žemės grobimą miesto ir saugomose teritorijose 5 kartus.